Kaip pasirinkti gerą dantų irigatorių? Tuoj tai išsiaiškinsime. Labas, Toms iš Baltizobi, LV. Mes bandome ne tik elektroninius dantų šepetėlius, bet ir tarpdančių vandens irigatorius. Kas tai ir kam jie? Vandens srovė padeda išvalyti tarpus tarp. Jie skirti kaip alternatyva dantų siūlui. Dantų siūlas efektyviai šalina apnašas tarp dantų. Tačiau dauguma žmonių jo vis dar nenaudoja, nes esame tingus. Mums nepatinka kišti pirštus į burną, ypač sunku pasiekti galinius dantis, o kartais dantų siūlas įsipainioja ir neišslysta. Netinkamai naudojant, jis gali sužeisti dantenas, o tai sukelia kraujavimą. Tarp dantų vandens irigatoriai išsprendžia visas šias problemas. Juos naudoti paprasta. Į burną reikia įdėti tik siaurą antgalį, todėl neįmanoma sužeisti dantenų. Irigatoriai skirstomi į 2 kategorijas pagal jų veikimo principą. Mes juos paprasčiausiai vadiname šautuvais. Šaunamieji veikia kaip vandens pistoletai. Paspauskite mygtuką ir išsiveržia vandens srovelė. Šie prietaisai sumaišo vandenį su oru, kad susidarytų vandens srovelė, todėl jų vandens suvartojimas yra labai mažas. Jie yra mažesni, o jų greitį galima reguliuoti, tačiau slėgio reguliuoti negalima. Šiuo metu vienintelis tokio principo drėkintuvas mūsų asortimente yra Oklen Airpump A10. Pūstuvai savo ruožtu labiau primena vandens žarną su kintamu slėgiu. Jie nuolat išpučia pulsuojančią vandens srovę. Didžioji dalis dantų prietaisų veikia pagal šį principą. Šių irigatorių slėgį galima reguliuoti, o kai kuriuose modeliuose ir pulsavimo dažnį. Be to, dantų plovimo aparatai skirstomi į stacionarius ir nešiojamosius modelius. Stacionarūs modeliai nuolat prijungti prie elektros lizdo, kad veiktų, o nešiojamosius galima įkrauti kaip mobiliuosius telefonus ir naudoti be laidų. Vienintelė išimtis – Waterpik modelis WF11, kuris išvaizda primena stacionarų modelį su laidu, jungiamu į rozetę, tačiau turi ir savo vidinį akumuliatorių bei gali kurį laiką veikti kaip nešiojamasis modelis. Kuo skiriasi šie modeliai? Aš išbandžiau visus šiuos modelius. Peržvelgsime visus dantų ploviklius. Jausmas naudojant šiuos irigatorius iš esmės yra visiškai toks pat, nes jie visi naudoja tą pačią technologiją ir jų maksimali galia yra labai panaši – apie 110 PSI. Tai optimalus lygis, o didesnė galia sužeis dantenas. Jei valymo atžvilgiu jie visi panašus, kodėl tokių kainų skirtumai? Pirmas veiksnys yra gamintojo ženklas. Waterpik ir Philips yra žinomi šios srities prekės ženklai, suteikiantys kokybės garantiją. Oklen yra palyginti naujas žaidėjas šioje srityje, tačiau jis labai agresyviai užima vis didesnę rinkos dalį būtent dėl puikios kokybės ir žemos kainos. Yra mažiau žinomų neutralių gamintojų PVZ, GM365 dantų irigatoriai. Visiems dantų plovikliams taikoma 2 metų garantija, išskyrus Oklen modelius, kuriems šiuo metu, perkant pas mus, galioja 3 metų garantija. Visi turi standartinį valymo režimą, o kai kurie modeliai turi papildomų režimų, pavyzdžiui, masažo ar giluminio valymo. Aš visada naudoju tik standartinį valymo režimą, nes, mano nuomonė, kiti režimai nelabai kuo skiriasi, todėl nebūčiau pasirengęs už juos mokėti papildomai. Visuose modeliuose galima reguliuoti galią. Kai kuriuose modeliuose jis suskirstyta į 5 nustatytus lygius, o pavyzdžiui, stacionariuose modeliuose paprastai yra apvalus jungiklis, kurio galią galima reguliuoti labai laipsniškai. Keičiamų antgalių kiekis. Kai kuriuose modeliuose komplekte yra tik 2 antgaliai, o pavyzdžiui, GM365 modelyje komplekte yra net 6 skirtingi keičiamieji antgaliai. Be to, pavyzdžiui, Philips modeliuose iš viso yra tik 2 skirtingi antgalių tipai, o GM365 net 7 skirtingi tipai, įskaitant 2 skirtus nosies ertmės valymui. Irigatoriai taip pat turi skirtingą vandens talpą, nuo 200 ml iki 650 ml. Stacionarūs modeliai, žinoma, dėl didesnių matmenų talpina daugiau vandens nei nešiojamieji, tačiau, mano nuomone, tai nėra lemiamas veiksnys renkantis, bent jau man, nes dantis mes vis tiek valome prie kriauklės. O jei prietaiso vanduo ir baigėsi, jį galima greitai, per porą sekundžių, papildyti. Atidaryk dangtelį, įpilk vandens iš čiaupo. Mano nuomone, svarbiausias yra įkrovimo metodas. Stacionarūs modeliai, žinoma, jau turi savo laidą, kurį galima įkišti į rozetę, tačiau nešiojamųjų modelių įkrovimo kabeliai skiriasi. Visi Waterpik modeliai turi savo unikalius įkrovimo laidus, o Philips, Oklen ir GM365 naudoja patogų USB-C įkrovimo laidą. Tas pats laidas, kuriuo įkraunate savo telefonus.
Daugeliui tai galbūt nėra svarbu, bet aš, keliaudamas, nenoriu vežtis krūvos įvairių laidų. Labai patogu, kad visas priemones galima įkrauti vienu įkrovikliu. Nors irigatoriaus antgalius reikia keisti daug rečiau nei dantų šepetėlių antgalius, juos vis tiek reikia keisti. Rekomenduojama daryti kas 6 mėnesius. Philips antgaliai brangiausi, 2 VNT. Kainuoja apie 18 eurų. Waterpik antgaliai kainuoja apie 14 eurų, Oklen antgaliai apie 13 eurų už 2 VNT, o GM 365 2 antgaliai kainuoja apie 10 eurų. Ir paskutinis lemiamas faktorius, žinoma, dizainas. Mano nuomonė, juos visus naudoti yra gana patogu ir nei vienas neturi jokių akivaizdžių trūkumų. Man labiau patinka nešiojami variantai, o ne stacionarieji, kalbant apie patogumą, bet tai jau priklausys nuo kiekvieno asmens skonio ir pageidavimų. Paskutinis, kurį reikia paminėti, yra Oklen Airpump A10 dantų irigatorius, nes jo negalima lyginti su kitais modeliais. Jis naudoja ne pulsuojančią vandens srovę, o sumaišo orą su vandeniu. Kiekvienas purkštelėjimas sudaro 98% oro ir 2% vandens. Būtent dėl to jis yra mažiausias iš visų, be to, jo antgalį galima nuimti ir įdėti į vandens rezervuarą. Vienintelis ankstesnių modelių su specialiu kelioniniu dėklu yra GM 365. Kiti modeliai neturi tokio priedo. Oklen Airpump dantų irigatorius įkraunamas USB-C kabeliu. Naudojant, pojūčiai kitokie. Visi dantų plovikliai pirmą kartą gali atrodyti tokie, kurie šiek tiek dūrė į dantenas, jei nustatėte per didelę galią. Žinoma, prie to priprantama po kelių dienų ir to jausmo nebelieka, tačiau naudojant šį irigatorių tokio jausmo nėra nuo pat pirmos dienos. Tad kurie geriausi dantų plovikliai šiuo metu? Geriausias kelionių variantas yra Oklen Airpump A10. Jis yra daug mažesnis už visus kitus, tačiau išlaiko labai gerą valymo efektyvumą. Mano nuomonė, labiausiai subalansuotas yra GM 365. Jo komplekte yra daugiausia įvairių antgalių, įtrauktas kelioninis krepšelis, be to, tai pigiausias modelis iš visų šių. O jei pinigai nėra problema, puikus pasirinkimas yra Philips Power Flosser 7000. Jis turi daugiausiai valymo režimų. Galią galima reguliuoti labai laipsniškai. Komplekte jau yra keletas keičiamų antgalių, didelis vandens rezervuaras ir patrauklus dizainas, kaip ir visiems Philips gaminiams. Jei norite įsigyti šiuos modelius, apsilankykite mūsų parduotuvėje. Visi interneto parduotuvės produktai jau yra pas mus. Tai reiškia, kad jums nereikės laukti kelių dienų ar savaičių. Juos galite atsiimti iš karto mūsų parduotuvėje arba gauti pristatymą į pašto automatą jau kitą dieną.